Sveiki įsijungę testinę laidą Paaiškink kaip durnam. Laida, kur mes su Černium bandysim, kad mum paaiškintų kaip durniem dalykus. Šiandienas mūsų svečias mano sužadėtiniu. Nes daugiau niekas nesutiko. Taip. Ir šiandien mes bandysim, kad Aistė mum paaiškintų kaip durniem panų dalykus. Nežinau, ar aš geras variantas, bet pabandysiu. Neblogas. Laida gimė, nes parašiau ChatGPT. Jis šitą pavadinimą ir sugalvojo. Kodėl jūs į tūliką einat, ne po vieną? Kodėl dviesi? Ar ten taip baisu yra tam mergų tūlika? Nežinai, kai ant tūliko reikia užlipti, reikia įsikipti. Tai kad nenugriūt. Bet tos būdelės mažos yra, ar kaip? Kaip atrodo ėjimas panų tūliko? Šiaip tai nežinau, aš tai niekada nejaus. Į tūliką? Nors palauk, meluoju. Ir galbūt nebeatsimenu, bet atsimenu kažkokį glimsą. Šiaip čia jau panas varo, nes dar varo, esu mačięs, kad varo pasifotkinti, jeigu gražesnis tūlikas. Tavo tos draugės gimtadienio šventį buvo, nuvariau tūliką, žiūriu, pana. Nufotkink šitaip mane prie šitos veidrodžio. Man įdomu, kur tas fotkas naudoja, žinai, tipo į Tinderį. Paskui. Nes šitas geras šūdas. What the fuck? Įsivaizduoju, Mariau, mes nuvarom į barą, aš grįžtu iš tūlikų. Mariau, atvaryk, pasim fotką. Ta prasme, būtų geras. Į OnlyFansus iš karto dedat. Bet tos fotkas būtų geras, nes bahurė prisigalvoja nesąmonė visokį. Tokio dar neiščikau, ne iš tos serijos. Žiūrėk kaip S. O jūs gerai, kokios fotkas būna panų tūlikai? Nu tai gražios. Jos visur gražios. Bet jeigu tūlikas gražus? Jeigu tūlikas gražus, jeigu negražus, tai aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką jis ten veikia. Keli variantai. Ne visos turi make-upą, kad pasimeikapin dar, kad baisiau atrodyt. Tai gali būti, kad vieną dalį pasiima, kitą ir paskui susimaišo. Okay. Bet tai, gal čiūri. O čia negalima pritemti, kad tiesiog visos panos koks ašniuoja. Nes po vienai tūliką neina. Jeigu Pulp Fictioną žiūrint, tai... Nuo 5 klasės. Tenais kaip tik kadras ir yra toks. Per ilgą pertrauką 6 klasėje. Nežinau, Aurelija, varom į tūliką pašniuot. Arba dar gali būti, kad visus daiktus ten susirenka, nes nenori palikti, tai kad kažkam palaikyti būtų. Im palaikyk mano tašę, bet aš noriu. Tai gali palikti salėje žmogui, kad palaikytų. Tai gira bičiai. Aš palikau. Aš vieną kartą nuvariau į kaimo šokius, pirmą kartą gyvenime, palikau kuprinę, nusisuku, net netūliką, nusisuku, atsisuku, nebėra. Gali būti dar dėl to, kad ten alaus buvo. Turtas. Gali būti. Okay. Bet tu paminėjai fotkas, o kodėl, pavyzdžiui, su panom yra tas dalykas, kad jūs valandą laiko dažotės ir pasidaro tik vieną fotkę? Nes reikia gražiausią pasilikti, nes ką daugiau, 5 kadrus uždėsi. Paskui bus kaip Vinted, kur scrollinė ta pati fotka ir ne tos ir tos, kur reikia. Ne tos, kur reikia. Aš turiu kontrargumentą. Ar nebūtų blogiau, jeigu panos 3 minutės dažytųsi ir 100 fotkų keltų? Fair point. Fair point. Gerai, šitą praslydom. Paskui bus kaip paauglystė. Aš turiu tą folderį Facebooką, kur visi dėdi fotkių, ten gal koks 1000 iš fotošiutų, nes su draugė neturi, kad daugiau šnekėti. Ar yra, kur panos nenorėtų fotkintis? Nes tipo tūlikas, jeigu skaitosi fancy vieta, ten šviesos visai kita. O yra kažkokia uždrausta vieta, kur geriau nesifotkinti? Ten, kur tamsu ir nesimato. Nes bičiu tai prie nesąmonių mėgstam, mes nusifotkinam. O, jokingas kelio ženklas, sustojom. Aš jau ten, kur netalpa visos draugas, žinai. Foto būdelė. Aš manyčiau, kad nėra tokios vietos. Visur reikia įsiamžinti. Ir tada vyrai, kur tokie stojim. O kaip galvoji, gerai, kur tu niekad nesifotkintum? Tūlik. Nes nėra kas nufotkintų. Jo, kodėl yra tada pas panastas, tipo, tu turi žinoti, dėl ko aš pykstu. Gerai. Aš pikta ir tu turi įsiaiškinti dabar, questas, side questas. Bet čia sudėtinga, nes aš per dieną, pavyzdžiui, padarau kokius mažiausiai 5 veiksmus, kurie nervino mano paną. Kaip žinot, kuris pramušė. Gal jau buvo pikta, tik nesakė. Mokykite skaityti mintis, Bet gerai, o jeigu rimtai, dėl ko, kaip bičiai gali išsigelbėti šito? Ką žinau, skanuką numest. Į galvą. Jie negali sakyti, nes kitos panos jie nužudys už šitą info. Bet gerai, ką tu, pavyzdžiui, darytum, arba ką tu darai, kai, tipo, sako, tipo, tu turi žinoti, dėl ko supykai? Man atrodo, kad taip elgtis yra vaikiška ir tu sakau, tai pasakyk! Ir dažniausiai veikia. Svarbu komunikuoti. Pasakyk, kas yra. Bet man įdomu, ar kiti nepyksti, irgi tą daro, nes aš irgi bandau prajuokinti, tada, tipo, pramušti.
Nu kas yra, arba kutent pradeda. Nu nelysk, nu kodėl? Pis nahui. Bet lendi tol, kol pramuša žvengas arba šypsna išspaudi. Nežinau, aš pagalvoju, jeigu aš būčiau piktas ir mane kažkas kutentų, tai aš nebandysiu kutent piktų žmogaus. Koks klausimas buvo, panašu jau. Aš irgi neatsimenu. Tai visų žuvytės. Ką daryti, kai panos sako, kad ne viskas gerai, bet matai, kad pyksta ir įmanoma kažkaip šitą greitai ir saugiai išspręsti. Nes aš tai kutent bijočiau. Nu, taip, nebūtinai kutent, kažkaip prajuokinti. Anekdotų. Nukriūtų laiptų, žinai. Ant banano žievės paslys. Wow! Ir kažkaip jaučiu, kad visi šitie mūsų variantai žiauriai nepatiktų, jeigu būtų pikta. Jau tu pyksti ant Marijos ir jis tipo eina pro šalį ir ant banano paslysta. Dažniausiai piktumas dviejų tipų gali būti, kad arba nepavalgius, nepamiegojus, tai duot pavalgyti ir pamiegot, arba kitas kažko, blėt, nepadarėt. Tai realiai užkišt maistu reikia. Tai jeigu nepadarėm, tai gal nežinojom, kad padaryti reikia. Nu, jeigu kriaukliai dahuja tavo indų stovi, tai... Dar yra vietos. Ne tik indai stovi. Blin, nu, man vis tiek atrodo, kad čia bereikalo bando prisipist. Nu, yra kriauklė indų. Nu, tai nepatinka, tai išplausiu, nu. Tai kiek galima plaut, blėt? Tuo eisiu pietaut, dar vieną lėkštutę pasidėsiu ir kartu viską išplausiu. Aš paskui tą vieną lėkštutę tai palikčiau. Nu, tai žinai, aš sprendžiu problemą ilguoju laiku. Aš nebeatsimenu, kodėl toks piktis būdavo, su tavim taip nebėra. Tai... Žinai, aš nebežinau tobulas, atsakymų. Vergas. Nu jo. Kas yra no make-up? Aš dabar atrodo pasidažius. Jo. Ne. Aš taip natūraliai atsikėliau taip. Aš kai mėgau makiažas skverbės iš mano odos porų. Jeigu tu taip atsibundit, pas tavo problemų su skydliaukė. Kažkas negerai tavo akims. Ne, čia tiek metų, jau žinai, make-upinos, kad kaip sakiau, įsiskiriau. O aš atrodo nepasidažus, jo, pilvas išsipūtis. Jeigu tu taip atsibudai, tu labai gražiai sirgi. Būsi vieną dieną mėganti gražuoliai, nepasitikrinsi. Tai kas yra no make-up? Aš manyčiau, kad kai neprisidedi visų tų įmanomų make-upo, kur visą turi, kur, žinai, 60 atspalvių palėtė ir visas atspalvius didi. Žvaigždučių dar ant žandų. Bet jūs šiaip taip nesidažot. Matei mergas gatvėje. Tiksliau, paauglės. Aš nežinau, ar ten mergos, ką aš mačiau. Na, man dar pats pavadinimas, žinai. No make-up. Kodėl jūs visada meluojat? Kad nebūtų problemų, nes paskui, jeigu nepasidažius pyksta, jeigu pasidažius irgi pyksta, tai viduriukas čia. Pati frazė, no make-up, tai neturėtų būti... Tai ne, aš galvoju, kad tu manęs klausai. Ne, tai tavęs kaip panos mes nuomonės klausai. Aš pati nežinau. Tai tada, jeigu aš dabar be piršnių, be šaliko, be striukės, tai aš esu apsirengęs, neapsirengusi apranga. No clothing, no make-up. Parašykite komentarus mums apačioje, ką reiškia no make-up. Čia kaip tas dalykas, kur panas nusiskuta antakius ir išsitatiruoja jos paskui. Ir sumoka, kiek ten kainuoja tos antakius išsitatiruoti? Nesidarius, tai nežinau. Gal diapazonas? Aš nieko feikinio apart nagų nesidarius. Tai. Nu, koks 100 eurų, sakykime, tikrai turėtų kainuoti. Kur tipo 100 eurų sumoka, kad išsitatiruoti antakius ir prieš tai dar 100 sumokė, kad jos nuplėšt. Nuo šiam iki 100, manau, priklausomai. Bet tai kam? Tu supranti šitą trendą? Kai nėra antakių, kur ten arba šviesus plaukai, arba plaukai neauga apšė, tai tada, nu jo, bet kur natūraliai pasidaro, bet kur ten tos žuvėdros sparnus pasidaro, nu ir man, what the fuck. Kurs laik nustebus, atrodo. Tu, tipo, gal pliusas, kad nereikia kasdien persipiešti, bet tai galėtum savo kasdieną, žinai, naujų nuotykių nusipiešti. Vieną antakį pakeltą visą dieną ir gyveni įdomiai. Aš jūsų dar pusėje pabūsiu. Bet kai pasidaro, kur pusiau vis tiek reikia dasidažyti, kur nepilnai, tarkim, lūpas, o tik kontūrą. Čia irgi tik kontūrą. Ir ant lūpų daro šitą? Jo. O eik tu nahui. Tai jos pasidaro tą, žinai, kur spalvink ir neužeik už linijas. Taip. Čia gal pradmenys make-up. Kodėl? Tai čia realiai šitus galima susimepina. Įdomu būtų rinkos tyrimą padaryti, ar tatuiruojas antakius ir lūpas tik tos panas, kurios hujovai dažytis moka. Ir va tokius eyelinerius. Aš nemoku iš šitą pusę rašyti. Ir va tokius eyelinerius pasidaro, kur pusė žingsnio gaunas susitatuiruoja ir vis tiek reikia ten pasidažyti. Ir paskui sako, man nepatinka fake bičiai. Na, po tokiais anagais. Nu, nežinau.
Aš investuoju į save, ką į grožį, į ateitį. Kad 5 minutėm mažiau reikės dažyti. O įdomu, tom panom, kai bičiam, tipo, ten senimas sako jauniem, tipo, kaip tavo tatuiruotė senatvėje atrodys. O tai sako tam, kaip tavo antakiai senatvėje atrodys. O taip pat. Vis dar būsiu nustebus. Taip pat, o! Kas svarbiausia, irgi užblunka, jie reikia atnaujinti. What the fuck? Atnaujinti ant tokių tą nusitatuiravimą. Čia jeigu pasidaro šitas pravotkės. Jeigu ašara čia pasidaro. Kai pamatai save su ištatuiruotais antakis, tada ašara pasidaro. Išbėga rašalas tolyn į odą. Neverk negalima. Dar ne. Šiaip žiauriai rizika yra, žinai, kaip sakė, kaip atrodys tavo tatukai pasens, jeigu nelaiku numirsti, tai santakai. Karste guli, excuse me, tik tiek gėlių. Įkremavimą ir per greit sudega, tai žinai, nuo to rašalo. Ir kur vienas toks antakis aukščiau. Man tiesiai padarė čia, gerai atrodo jo. Bet, o nėra, kad kai padaro tatuškę, žinai, taip ant rankos ten tą plionkę apvinioja, tai kai čia padaro ir ant burnos, tai tiesiog veidas suviniotas, kaip mumija tokia vaikšto. Aš buvau tokio gražuolio. Ja, kaip seselės iš Silent Hill'o, žinai, tik nosis kyšo. Bet šitas permanentinis make-upas, šiaip kaip tatuškas, tas pas tik ne taip giliai padaro. Tai tau po kokių poros metų vis tiek reikia atsinaujinti negu kaip tatuškė. Tatuškė giliau. Ne taip giliai padaro, tai tipo lengviau suprast. Aš turiu dar vieną dalyką, kas man keistai yra. Aš mačiau storiuose, daug panų pradeda keltis, jos nusipirkusios kažkokias tai naujas šviečiančias kaukės. Kažkur ledais, kur yra tokia plastikinė kaukė, grinai kaip iš filmo kaukė medinė, tik tam plastikas, balta, čia tokias akytės ir burna tokia su smailu, užsideda ir ten rožinė raudona spalva šviečia. Ir čia grožiui, ir aš nesuprantu tą dalyką. Procedūra kažkokia? Man atrodo, kad čia tipo... Skemas. Jo, mano mintis šita vis tiek, bet yra kur ten tas šviesų terapijos, kur šiaip eitum pas specialistą, kad tą darytum, nes ten didžiausi šitie gargarai būtų. Senukose 10 eurų raudona lemputė. Bet čia taip... Iš temų. Bet kur augalam, bet savo įsidedi. Bet tai ką ten daro ta kaukė, tipo terapija, kad... Tipo kraujotaką paaktyvina. Aš nesidomėjau, iš to negaliu pilnai atsakyti, bet žinau, kad šviesa kraujotaka turėtų paaktyvinti ir tipo, jauniau atrodyti. Man atrodo, kad čia per aplinkui sakoma, tipo, tu baisiai užsidėk kaukę. Aš neturiu kaukės. Tai užsidėk. O žiūrėk, mes ten kartais tikim, kad jei nueisiu pusę metų į sporto klubą, tai būsiu kačiokas. O panas galvoja, kad, dabar tai aš baisi, bet jeigu pabūsiu po to kaukę, placebo efektą padarė. Už mėnesio... Varom į Tuliką fotkintis. Varom į Tuliką fotkintis. Bet labai keista. Tas visas grožio dalykas, tipo, jau net apie tos lūpų pripūtimus jau net nekalbačiau, sena tema, nes ten yra visiškai šūdų krūva, kurios aš nesuprantu. Čia tiesiog, man atrodo, naujas trendas gaunasi, ką dar parduot panai, kad tuo labiau, dar labiau netilptų namuose. Daiktai. Kur turi 60 buteliukų pudros, kur pusė iš jos netinka, tiek spalva, tiek šiaip netinka. Tai dar vieną, tai šviesų terapija. Bum. O rimtai jums, tipo, toks spaudimas ten kažkaip gražiai atrodyt? Aš negražuolis, ką padarysi, neturiu kito veido, tai ką man dabar? O tai, tipo, kodėl, žinai, panos visą laiką ten daug labiau prisižiūri. Čia tokį gilų dabar. Tai yra kokie 3 bičiai, kuriem rūpi jų išvaizda Lietuvoje. Net, pavyzdžiui, man buvo kur stipriai. Jo, ir dar 2 jo draugai kokie nors. Realiai, tipo. Kur irgi su antakis išmeta. Kur net, man buvo tas, kur Facebook memories išmeta man kokią nors ten seną fotkę ir kur išmeta fotkę, kur įsikėlęs, kur aš ten jaučiaus, kad gražiai atrodau, tipo, žinai. Ir atsuku, parodo vaistai, ten kur su plaukais darbau. Sakau, kaip čia, gera fotka? Ne, nebūčiau draugavus. Ir aš galvoju, rimtai? Kur aš savo čia gerai atrodau. Ir tada panom, tipo, o panom, ne. Kur Aistė man atsako, gal dėl to tu ir neturėjai ilgai panos. Ne. Aš galvoju, what the fuck? Tai ar panom irgi čia tas pats yra, kur kremukų ten tepa, kaip sakei, tipo, jaučias, kad gražinsis, bet gal dėl to, tipo, ir prikimba visokia skeriai, blėt. Čia daug tų... Nesitvarkysiu. Manęs niek, žinai, ten neapkalbinės draugelį darbę, matei mintis to pačiu džempu vaikštą. Tai tikrai jums taip blogai? Aš nežinau, kaip atsakyti, nes čia labai daug pasakyti, mane dabar minčių dahoja milijonas ir nei vieno nesiformuluoju normaliai. Retas atvejis moteriai. Daug minčių.
Bim, bim. Gerai. Sakai, apie spaudimą gal pradėsiu iš tos pusės. Čia kaip su plaukų kojų skutimu ant viso kūno. Iš kur atsirado šitas dalykas? Anksčiau buvo pohui nahui, viskas gerai užtenka. O, dėja, susikeikiau. Tiesiog verslininkai sugalvojo, kaip dar pasimti pinigų, pradėjo daryti reklamas, kad jums reikia skūstis, tai yra fu. Nu ir prasidėjo šūdų malūnas, šūdų barabanas, kaip ten tas. Bet tai galėjo ir bičius įtikinti, žinai, o čia raumenys matysis. Tai bičiai čia ir pradėjo įtikinėti moteris. Jo, bet tai galėjo ir bičius įtikinti. Važiuok, nusiskuti, raumenai gražus, nu žinai, kas didesnis atrodo. Tai čia su proteinu. Čia gal, žinai kaip gavas, nes bičiai įtikino panas dėl tų skutimusi, o panas neturėjo laiko bičius įtikinti, nes jos užsiemusios skustis viską šitai, tipo. Man atrodo, bičiai sako, žinai, bet jeigu nusiskuti, tai didesnis atrodys. Ai. Kažkaip pas mus to nėra spaudimo. Tai va, bičiai įtikino per reklamas, kad fu yra plaukai ir mergos pradėjo, jo, fu yra plaukai, ką tu, blėt, nesiskutas? Skuskis, na. Ir tada pamato bičią su tobulą barzdą. Tai čia vieną kitą biškį priganot, kad bičiam geriau būtų. Vyrai padarė, kad moteris muštųsi. Nu. Vyrai ir stanikus išrado. Sakė, patriarchatas čia viską sugriaus, o panos pačio, žiūrėk, dėl bičių stengias. Kažkaip gera sistema. Kadangi psichologinis toks šitas buvo, tai čia GPT siūlo psichologiniai klodai. Ką? Yeah. Ką reiškia, nežinau, ko noriu. Noriu kažko, bet nežinau ko. Tik pabandyk pasakyti, nu kai nežinau, ko noriu. Nu kai nežinai, ko nori ir tada nori kažko, tipo. Ai, čia Adomas Višniauskas, tipo. Jeigu žinai, ko tu nori. Man bet atrodo, kažko tokio, žinai. Čia per tą savaitę prieš menkės. Nu tai nori, kad praeitų tą savaitę. Man senai sprendžiau. Nežinau, ko nori, bet... Ir toks etapas, sorry, kad pertraukiu. Paskutinį kartą. Ir toks etapas prieš menkės, kur hormonai sukyra, tiesiog jo arba visko nori, bet nieko nenori, tuo tarpu ir nežinai, ko nori. Tai jeigu nieko nenori, tai gerai. O jeigu visko nori, tai bet kas turėtų tikti. Nes kaip pasako, Mina nori atsigerti, tai sakai visko nori. Bet kol ateina, tarkim, atneša tą gėrimą, jau nebenori tą gėrimą, nes kažkaip kitas sugalvoja per tą laiką. O, va, vieną buvau praleidęs. Kam tiek skirtingų veido kremų? Ką dar jie gali gražinti? Vaikystę? Čia iš to rašo. Wow. Straikina gold. Jo, kam tiek skirtingų veido kremų? Man tada įdomu, kaip atrodytų tos panos, kur ten 17 veido kremų naudoja, jeigu nenaudotų. Būtų pizdonachui, tu gal pasitepk. Nepažintum. Kokios apdžiūlas. Sakai, bjaurus nykštuk. Gal žinai, kur rasti vaivą. Nu yra. Nežinau. Gerklės kremo nepanaudojo. Nežinau, čia kažkur nuėjo. Ten veido kremų ar apskritai kremų? Veido kremų. Bet generalizuojam visus kremus. Čia GPT žino, kad moteris turi veidą. Nu čia veidą. vėl vyrai. Bet aš, pavyzdžiui, vėl vyrai. Tu sakysi, kad bičiai, bet aš, pavyzdžiui, aš nemėgstu kremų tepti. Man bando jinai patepti kremą kokį ir sakau, nelysk. Nes mane erzina tas visas, aš nešioju akinius, patepa man ten tą veidą, aš užsidedu akinius ir mane išlieta. Nesakai, nelysk. Patilėjai. Jau. Užtepiau. Nu, aš per podcastą turiu pasirodyti alfa. Tai vat, kas jums yra su tais kremais? Nu, kažkiek yra, tik dėl to, kad patinka tas jausmas. Nu, iš anksčiau, kur tipo parekomenduoja kremą, nusiperki ir jis netinka, nu ir tada palieki. Ir tada negali išmesti, nes ką tik nusipirkai ir išleidai pinigus, bet tau jis netinka, nu tai palieki lentynai, gal kada nors tiks. O kam iš vis pirkti kremą? Nu, yra vanduo. Nu, tai pasižiūrėkit dabar į save. Aš tobulas. Seniai. Aš tobulas. Aš naudojau kremą. Aš nesuprantu, kodėl moterų kremų yra 17 ten odos rūšių ir tada yra kremas vyrų veidai. 7 viename. Tiesiog vyriškas. Ir kur ten 3 viename. Jo. 6 viename. Ir veidą padrėkint, ir nusipraust, ir paskutimosi, ir dušo žėlę galėjai iš bėdos. Ir mašiną išblizgint. Ir mašiną išblizgint. Yra sausai odai, drėgnai odai, jautriai odai, ten storai odai. Šaldantis. Visokiom odom.
Šaldantis, šildantis, atpalaiduojantis, su serumu, be serumo, su grėtinė, su spirgiukais. Ir tada yra prie koldūnų. Veido kremas vyrams. Ką jis daro? O kam reikia tau kremo? Kokia tavo oda? Vyriška? Kodėl? Nes nenaudoju šio kremo. Jeigu labai temsi odą, kažkada daisi kiaušus. Nu, tai čia vyriška oda. Pas moteris taip nebūna. Ką padarysi odai? Jeigu temsi labai odą ilgai, tai da temsi kiaušus, reiškia vyriška. Kol dėjo. Nu tai, žinai, kol per kremą visą prasiskėlė. Ausyse irgi yra, žinai. Kodėl pas jūs tiek daug skirtingų rūšių? Kas su jų iš kremų? Kiek jūs turite skirtingų veidų? Nu tai yra ten visų tų trendų. Nu, influenceriai dabar influencina, kad reikia milijoną turėti. Savivertė maža, nu tai prisiperkia, bet nepadeda. Bet reikia sausinančio ir drekinančio. Nu tai yra vasarai reikia drekinančio. Žiemai maitinančio, nes tas drekinantis išalks soda būn. Su vandeniu. Tai žiemą nušals veidas, jeigu tą dėsies. Nu tai va jau 2 tipai. Tada dieninis, naktinis. Tai naktinis ten kažkaip labiau veikia. Bet tai kam naktį kremus? Nu, jeigu naktį nieks nemato. O jeigu vagis įsilauš, o tu guli čia visą baisi. Jau tik nejauku. Bet tai pala, maitinantis kremas man čia labai juokingai skamba, kur, o tai žiemą oda labiau užšalkus būna ir trukdo užmigti, nes burzgia odos pilvas. Kai pavalgai šilčiau, žinai, šilumėlė užėjai. Bet žinai, kas keista? Panas naudoja maitinančius kremus, bet pačios aš dabar ant dietos. Jos tik kremų ir maitinas. Tai jeigu panos viso šito nenaudotų, čia dar minimaliai tik pasakiau. Tai su draugeliu šnekėtum, žinai, sakytum, čia kaip su saviškai jau gal ženystės. Ne, aš su ją iki rudensin, paskui nuvysta. Visai kitas žmogus, bet. Labai laukiu vasaros, sutaupysim, nes fotosintezėje pamaitins. Panos 4 veidus per vasarą pakeistų be kremų ir visos būtų vyro akiai nepastebimai negražesnės. Bet iš tokia pasaka man labai primena kūdikių priežiūrą, žinai? Kur ten tos naujagimus visais ten kremukais, kad ten šikna nešūsti, ten bamba patrinta. Jo, bet panos nesėdi 4 valandas apsišikusios veidą. Nu? Dėl to, nes kremų daug naudoja. Gal tik kartą į savaitę. Bet bičiai užauga ir mes pamirštam kremus, o panas kažkaip neišauga iš kremų, žinai, reikia daugiau. Nu bent tai, žinai, išaugam iš kremų. Nu, kremo aš nesidabu, bet šikną pasikasau kartais, tai žinai, gal reikėtų pasitepti. Tai palačia, dar tik biškai Išvarna tik tuos, dėl kurių negėda. Jo. Tai yra tas korejietiškas. Korejietiška rutina, kur gal 21 stepsas yra. First step. Drekinantis kremas. Šiaip nežinau net tiksliai, kiek ten ko yra, bet žinau, kad 21 priemonė yra. Nes hieroglifais užrašyti. 21 priemonė ir tave žmonės vis tiek su Japonija painėje. Aš turiu 21 žingsnį ir abi chain one. Bet žiūrėk, kur ten jau 80 moteris, važiuok, kaip nelikinės atrodo. Tiesiog neatsigina dėmesio iš studentų. Aš gal, kad tu sakysi, žiūrėk, 80 moteris va, atrodo kaip 7-9. Kol pasidaro visus 21 stepsas, žiūrėjau 80. Žinai, dėl ko, nes daug judėt pradeda tiesiog, kol užsitepa, žinai, kaip užkočiuoti pirštai gaunas nuo tų visų kremukų tepimo. Pečių sanariams veikia, žinai, ten įstrint. Dėl to jam rankos greičiau pareinu. Tai dar mačiau dabar trendas, tą naktinę kažkokią lakštinę kaukę užsidėt, bet per naktį ją laikyti. Bet čia tą šviečiančią, tipo? Ne. Ai, neįtų užmėgti. Su šituo, bet kur kaip celofanas atrodo, ar želatina. Aš palaikysiu. Užsidėd, nu čia šiaip plaukus kažką pasidaro. Ir užsideda tą lakšnę ir per naktį būna. Ir dar užsideda kažkokį ten dažą, kad lūpos spalvą įgautų ir eina per naktį miegot. Bet man jos atrodo kaip iš to siaubo filmo tas čiūvas, ta balta kaukė, kur iš odos ar iš ko nudirta. Leatherfaces. Man atrodo. Bet tu sakai, užsideda nakčiai, kad lūpas rausvėtų ir tada ryte atsikėlusios eina dažytis lūpas. Ne, nusilupo šitą, jo, ir pasimeikapina paskui. Kam? Kad paslėpti visą tą grožį, kurį uždirbo per naktį? Jos stengiasi būti gražios ir be make-upo. Va, no make-up reikda dirbti iki šito senį. Jos galvoja, žinai, tipo, nu vat, ten bus deitas koks nors ir tada aš nusivalysiu ir tokiu pačiu veidu grįšiu. Bus laimingiausias vyras pasaulyje. Senė, aš ką tik supratau, žinai, kur tipo pas panas būna, varom ten, tipo, sakai ten, ką žinau, mus kviečia į sodybą, kas darbas iš žmonių, kada čia bus, nes reikia žinot, planuotis, reikia anksčiau sakyti, nes joms 2 mėnesius prieš pasiruošti, žinai, tiek kremų spėsiu į soliariumą.
O čia kada kelintą dieną? Beveik baigiau, liko pasidažyti lūpas. 2 hours later. Kad no make-up gautųsi, reikia dar 21 stepso, per naktį išbūt su kaukė, pasim pudrą ir visus kitus make-upus. Ir kad kuo natūraliau atrodo pasidažyti. Žinai, kodėl per naktį reikia išbūti su kaukė, kad priprastum neatrodyti savim, nes rašiesi kilogramą špaklius dėt ant veido. Kad tas svorį, jo kaip kačelintis reikia, tai čia svoris ant veido. Moteriškumo našta. Bet pagarba, blemba, kol kas iš to, kiek jos visko deda ir kiek mes nesuprantam dalykų, kurva kiek jos stengiasi. Nu, o mes vis tiek nesuprantam. Žinai, jeigu, tipo, dabar sako ten panos, nu, ateini nepasidažius, klausia, ar sergi. Vėliai vieną dieną visos panos tiesiog ateitų nepasidažius, nesuprašiu. Socialiniai bairiai. Man šitas labai patiko. Kodėl visos geriausios draugės yra ta šliundra po konflikto? Nešliundra, blėt. O esi girdėjus tada iš kitų draugių, kur sako, primesta šliundra? Matai, aš nesu FIFA'm draugauju. Čia GPT draugauju su FIFA. Kaip jūs vyrai girdėjau, nelabai šnekatės tarpusavį, tik tai lėbujat šūdas. Taip. Mes dėl to nesipykstam. Kodėl? Nes nesipykstam. Mes dėl to nesipykstam. Pasišnekėčiau su to šliundra, tai... Nu. Kam eit į tą skersgatį, kurį žinai, kad nebus gerai? Tai va, kaip panas ten atvirai viską pasakojasi ir apie sveikatą, ir apie visus kitus dalykus, ir apie bernų dalykus. Apie sveikatą. Tu esi vienas kitam, tipo, neklausi, ten, kodėl kiaušas ten aukščiau ar kažką ten tokio. Ne. Bibys nestovi, gal žinai kokią problemą, kaip išspręst. Bandai paglostyti. Bet, nežinau, man bent jau nėra to, kur aš ateičiau, dabar tau skaičiu, Minda, mano kiaušas vienas už kitą didesnis. Ir tu man skaisti, naik pas gydytą, tą patį galvojau. Jo, tu tiesiog eini pas gydytą. Ar daug didesnis? Mes vyriam tiesiog turim loginį mąstymą. Dėl to anksčiau ir mirštat. Ja. Logiška. Logiškai pagalvojus jau nestovi, tai... Ką daugiau veikti gyvenime? Nebepapasmaukysiu. Kur vyras, bičio atsakymas į bet kokį, jeigu tu manęs kažką paklaustum, mano atsakymas tas būtų... Ką žinau. Gal. Da, nu ką. Ir viskas, toliau einam ger. Kažkiek mes ten pasišnekam, ten, žinai, pavyzdžiui, sustinki ir draugelis sako, sorry, šiandien nuotakus. Su boba susipykau. Nu, tai... Bet viskas ir tiek užeina. Tai čia ne mano reikalas, bet dar šitie žodžiai eina po kokias litros vodkės arba kito gėrimo. Ne, po to gali irgi eiti. Nu, po to jo. Arba vienas, arba kitas. Bet kad šitą pasakyti reikia to žingsnio. Kodėl? Ne, kartais gali pradžioje prisiduoti. Sūri mane, namie. Bičiai, man atrodo, vėl aš indų neišplovau, karočiui. Bičiai tą išsikalbėjimą daro prigėrę. Ir mes tada neatsimenam ir nebūna šliundra draugelis. Tai visi išneka. Bet mes ir neatsimenam, kad draugelis koks šliundra, nes mes pripysę buvom ir neatsimenam. Jo, pripisat, įsipasakojat ir tada neatsimenat. Ir tada nėra to, kad, tas šliundrinas tą trečią, penktą padarė. Nes dušas geriau, aš išsikalbėjau, draugelis išklausė ir mes abudu neatsimenam. Blackoutas. Jo, paskarolino. Ir nėra kompromituojančios medžiagos. O atsiminė tai tiesiog visus tos dalykus, kas vyko iki pripisimo. Va, kur paslaptis. Gert. Ne, pripis. Tai kaip ir sakiau, alkoholis visų problemų sprendėjas. Nėra, kad girta pana blogiau negu blaiva. Ką trūkusios panos veikia tūlikose, labai pripysusios. Nes aš žinau, tu man esi pasakojus, kiek šlikščios panos yra tūlikose. Kur, aš esu pasakojus, neatsimenu šito. Po to, kai išeini iš tūliko viešo ir pamatai, kur ten, sako, bičiai nepataiko į tūliką. Bet nepripisusios irgi. Nepripisusios. Nu, aš spėju, kad ir neblaivus. Aš sakiau, jeigu... Aš nemanau, kad taiklumas atsiranda po 2 šotų, žinai. Sukalibruoja. O jeigu įlipčiau, man priklešti nutekės. Aš sakiau, jeigu kada nors išdrįsiu užlipti ant stand-up scenos, tai papasakosiu bent 5 minutės bairių apie mergas tūlikose. Nes jos ten dažniausiai, oi, blėt, vyrai ten primyžo visą kitą, blėt, nematėt moterų tūlikų. Aš noriu, palaikyk dar, čia tiesiog dabar bus segmentas, prieš tai buvo, bičiai nesupranta panų, paaiškink, o čia dabar yra... Moteris moterų nesupranta. Pana nesupranta panų. Vinietė. Panas, ką nahui? Paaiškink kaip durniai. Nu, visų pirma, suprantu,
Nu, tipo, jūs atsistoja myžą, tai nepataikot ar kažką tokio. Nes labai didelis sunku, kai jis taip. Mums atsisėst gaunasi reikia, nu, tipo, viešas stūlikas, mikrobai, baisu. Tipo. Sienų nėra. Nu, ir gaunasi, kad lieka jom tada taip pritupkę daryti. Nu, ir pizdas skirtingas, čia nepataiko, kaip jūsų bybiais pataikot kartais. Nu, ir bliat. Ant kraštų, kadangi nepritūpusiau, pritūpusias, nes nėra laiko, kada pasidėti popieriuką, tai visur irgi prilaistyta. Špargalkį, tipo. Nu, man reikia atsisėsti, aš prasidėlioju to tolečiaką. Ai, ta, tipo, garbės sėdynė. Normaliai, taip. Kitos fanas nepadaro, tai ir ant grindų, ir ant šito. Esu mačius, kad už to dangčio yra. Kaip primyšt už dangčio? Tipo, už dangčio, kur, tipo, pakeli. Taip, tas uždaryti. Ir už kitos pusės. Taip. Kiaurai. Nes aš kai nuleidinėjau vandenį, aš uždarau, nes mikrobai ten kyla ir visą kitą. Ir uždarai ir žiūri geltoną, blėts. Moterų tūlikas, nebendras. Kaip? Gal netidarė dangčio, kai myžo? Dangtis prieš myžant buvo uždarytas. Galvoju, blema, čia viešam tūlikai nenoriu liest, bus purvinas. Tiesiog ant dangčio. Kodėl, blėt, nesusitvarkot? Jeigu jau tokios tvarkingos pykstat ant vyrų, kad po savęs nesusitvarko, ko pačios nesusitvarkot? Jo, čia grinai, čia yra tas pačias panas, kurios ateina pist protą dėl nenuleisto dangčio atgal. Nu, šiaip jūs šlikštinę galėtum ir nuleist dangtį, o pati išeina iš tūliko, kur nušiktos grindis, numištos, popieriaus ant lūbų priklijuota. Ir tu, jūs šlikštinės, na, jūs debilai. Vieną kartą mačiau, kur buvo ir nušikta gerai. Bet kur, irgi už tūliko. Labai skubėjau tiesiog išmečiau. Blet, žinok, visur. Ir popieriaus naujas rulonas stovėjo. Dar tai periferinių pamačiau, kur neini gerai, ne. Čia jau neverta net pradėti valytis. Ir paskui vargšės valytojas turi valyti šitą šūdą. Kai važiavom, Klaipėdom buvom deganę sustoję į tūliką. Irgi kur tipo neinu. Kur dar tvarkingai tūlikai, viskas gerai, bet į vieną kabiną ėjau ir žiūriu, tipo, konverso antspaudą šitoje vietoje. O, kods. Kur, tipo, kaip tu myž... Nu, tipo, suprantu, va taip va. Kaip bachūras su viena koja. Vienas padas tik tai. Va toks va. Kaip? Nu, tipo... Tai, Aistė, žiūrėk, šitą koją ant kėdės, o ta buvo klozetė. Nes žinai, kai, tarkim, kokteilius daro, įdeda tą šaukštelį, stiria rytą ir bėga ir palei jį srovė bėga. Tai čia taip koją naudoja, ten barmenė myžo. Bet stil aš nesuvokiu, kur tipo suprastum va taip, kur aš ir taip nesuprasčiau. O čia prieki. Nes kitaip srovė tada kem 5 laipsnis turi varyti. O nesimatė kito, va tokio, tipo, sėdėjo, tipo, nu šiaip taip patogus. Tai jinai ne iš Kauno gal buvo. Jeigu jie ant ilgo, tai tiesiog taip hoverina, žinai. Kad nereiktų ilgai tupėti. Vieną užsidėjus va tokią. Tai, matai, iš dabar nesėdžiu. Čia, žinai, kas yra. Popieriaus tiesti. Ble, čia technika. Nuo šiol aš visose viešuose va tai varysiu. Žinai, kai būna... Nesėdi. Sėdė ant kėdės, ant vienos kojos užsėdęs. Nu, tai jau. Tai čia va lygiai tas pats buvo. Bet va taip, va taip. Taip, arba jos ten dviese buvo. Viena draugė taip atsistojus, o kitą laiką už rankų. Už nu, kojos. Tai jau... Už kitos kojos laiką. Cirko numeris 5. Tačiau dėl to tada dviesi ir eina, nes kojų užsideda. Galbūt tenai buvo vienas, nu, tas antspaudas, o greitimoje būdelį buvo antras. ChatGPT toliau serviruoja bonus, random ir chaotiški. Wow. Kodėl moteriškos kišenės neegzistuoja? Nusipiešiau dirbtinį veidą ir norėjau pasidėti pieštuką į dirbtinę kišenę. Čia kaip yra džinsai, kur net ir va šitas siūlės padaro, nors nėra užtrauktuką. Nu. Bet tai čia, kad džinsai, bet pigiau. Tiemų džinsai. Šitie džinsai pigiau, nes neįdėta daugiau dalykų. Čia žinai, kas yra? Džinsai, ne džinsai. Kaip nuo make-up. Juos susidėdė, užsisiūnė ir nešioju. Džinsai tinginiukai, tik su guma. Taip, išvaizda ir self-care. Kodėl blakstienos turi pertrauką tarp priauginimų? Nes tu prisiauginus, tai nežinau. Atspėčiau labiau nelogiška 5D blakstienos. Kas čia yra? Kur purška vandenį dar veidą? Nežinau. Ar kur tik palangoja basankį gali pasidaryti? Nu, šiaip... Daė, man tai dabar. Daro blakstienas, bet tokio kėdė išdik. Dėl to paskui va tokios gaunasi. Ir tipo, wow, nieko nematau. Jos kaip tikros. Tai žodžiu, kad pailsėtų akis tarp
tų sunkių blakstienų, nes kaip veido kaukė reikia pasimankštinti svorį, tai tiek ir akim. Aš įsivaizduoju, panas grįžta namo. Blet, kaip pavargo akį šiandien. Ne, šitaip nedaro, nes jau priklijuota. Ai. Tai tik išbyra. Oh, God. Tai jis įsivaizduoju, tada grįžta namo ir... Kur tokias... Oi, denelė. Aš nesu turėjus priauginti, bet kur va tokį kiekį įsivaizduoja, kad būtų tikrai sunku vakare, kur. Čia tik dar vienas Aš negaliu įrodymas, kad panas pačias ieško problemų. Negaliu atmerkti akių, nes sunku. Žiūrėk, o tu minėjai, kad tu čia beveik jokių ten procedūrų nesidarius visą kitą, bet turbūt randi savo tokią labiausiai išraišką per no make-up ir plaukų spalvą. O tai kas čia per pasirinkimas? Tipo, vietoj blakstienų ir 16 kremų tiesiog plaukus dažytis? Kodėl tu taip atrodai, kaip atrodai? Ką aš žinau, aš nuo paauglystės dažau, čia gal bus 10 metų, kaip dažau plaukus. Jubiliejus! Kokią jubiliejinę spalvą? Nežinau, man natūraliai netiek gražu. Buvau išleidus 100 eurų, kad susigražinti savaitę, pabuvau vėl raudonai nusidažiau. Aš mačiau tą jo. Nematėjai. Dar nebuvo tavęs mano Ne, fotkas rodė. Tu panas turi nuolat 21 priemonę, kad atrodytų be make-upo, o tu galvoji, aš tiesiog visi matykit, kad nusidažiau plaukus ir man tinka. Negaliu kito gyvenime pokyčio padaryti, tai nusidažysiu plaukus kitaip. Pažiūrėjau savo veidrodį ir galvoju, na, vienintelis dalykas, vienintelis trūkumas tai, kad mano plaukai atrodo tikri. Reikia kažkuo įsiskirti. Bet tai per plaukus panos, tarkim, jūs darot ir tą išskirtinumą kažkokį, nes dažnai būna panas, tipo, ten nusidažo plaukus arba grifką nusikirpa, kai išsiskiria. Ir ten, po traumas kažkokios. Ar pas tavai irgi pirmas dažymas buvo dėl to, kad ten, nežinau, 10 litų negavai ar... Ne, manau, kad labiau išsiskirti norėjau mokykloje. Jis tokia basic vadinkime. O tada išsiskyrė ir pasidarė grifką. Kas svarbiausia, turėjo grifką. Jeigu aš tave, tarkim, rytoj sutikčiau gatvėje su grifka, aš tikrai klausčiau, kas tau ne taip. Nes dažniausiai grifka turi šitą. Nu? Net Taylor Tomlinson. Komikėta. Ne, jo. Jis turi bitą. Tomlinson. Va. Žodžiu, turi bitą, kur sako, kad vos nenusikirpo grifkos. Nusikirpo grifką ir jos visi draugai klausinėjo, tau viskas gerai. Gal reikia atvažiuoti pas tave kažką padėti. Nes jeigu ne plaukų dažymas, tai jo plaukų kirpimas sekantis žingsnis. Kažkam atsitikus drastiško gyvenime. Pas bičius yra toks atitikmuo. Nes aš esu ne kartą nusiskutęs, bet pagalvoju, tingėsiu dabar plaukus tvarkyti ir tiesiog nusiskutęs. Užsnūzni problemą 2 savaitę. Pas bičius labiau, man atrodo, tas dalykas yra tiesiog ėjimas gert. Kodėl daug visko nenaudoji? Nes užpiso leisti pinigus ant to, ko nenaudoju. Bet va čia, respektas. Apsistojau ties 3 priemonėm, kurios veikia ant veido, kurios veikia ant make-upo, 4, 5 su eyelineriu ir tušu. Ir viskas. Užsirašinėkit, panos. Tu daug bičių gyvenimų dabar išgelbės, piniginių. Panos būna arba gražios, arba skupos. Sužinojom kažką naujo. Išleidėm pusės metų 100 eurų ant tų priemonių ir viskas. Nėra tas, kad jūs pasidažyti galite šiaip daug greičiau, jūs tiesiog neskubat ir valandą laiko dažatis. Tai aš kai susimažinau priemonės, tai dabar 10 minučių užtrunka. Kadangi vyrai yra, tokie, žinai, išmanus, mumis paprasta naudotis, tai gal turi klausimų, ko nesupranti apie vyrus. Kai tą vienintelį kartą naudojau Tinderį, nesupratau šitos minties. Tinderis yra tam, kad, vadinkim, ne tik, kad pažiūrėti nuotraukas, bet ir pačiatinti, susipažinti. Kodėl, kai, nežinau kaip jūs, bet gal atsakysit, kai čiūvo paklausi, ką gero nuveikiai šiandien, jis pasako, ne, nieko. Ai, biški darbe buvo kas, o kas buvo darbe? Ai, tai nesvarbu. Tu sakyk, man įdomu. Ne, tai nieko. Pašal nahu, swipe į kairę vėl. Kodėl, kai paklausi 3 kartus, nepasakom? Na, mes nelabai ką veikiam. Ne, bet kai pasako... Kai neturi panos ir nieks neverčia, tai mes nelabai ką darom. Bet tu dabar su pana bendrauji. Jis parašė, man įdomu, ką tu nori pasakyti. Tai aš dar nieko šiandien nuveikiu, aš dar panos neturiu. Net, jeigu nieko, bet... Tai galiu užpildyti mano grafiką, čia ta prasme. Bet kai čiūvas sako, ai, biški, dar be problemų, nėra nuotaikos. O tai kas buvo?
Ai, tai tau neįdomu. Ką čia svetimam žmogui pasakos? Dar mergai kažkokį ką. Jo, aš tai norėjau sakyti, kad bičiai, tipo, prisiklausė iš kitų draugelių patarimų santykiuose, kaip reikia bendrauti su moterim, žinai, tie, kurie sėdi Tinderį. Jie būna, tipo, čia jų galvoja, tipo, neapkraukė savo problemą, tu domėkis jie. Ir tada pana domėsi atgal, nieko nebuvo. Aš bilėt, kaip norėčiau papasako dabar, bet bro code neleidžia, nes mane išmokė Audrius. Bet tu nebūtum pradėjęs nuo to, kad, ai, ten darbė buvo šūdų. Aš manau, kad tas bičas tiesiog kažkada parašęs mečinus panikė, sako, hei, gražuolė, kaip tavo diena? Ir jis sako, plema, ta vaiva iš administracijos vėl karočią apie mane šneka, aš nesuprantu. Vėl vadovė dabar mane kviečia aiškintis. Nors aš sakiau, kad, žinai, pradeda, gal dėl to, žinai, ne tavo reikalas. Tau neįdomu. Bet aš paklausiau ir pasakiau, kad man įdomu. Ne, tai jūs dažnai meluojat. Jūs darot make-up, kurį vadinat no make-up. Jūs turite džinsus, ant kurių nupiešti Tu džinsai. dabar net nuploviai tą visą, numuilinai tą visą atsakymą. Mes bičiai nemėgstam kalbėti apie save. Ne tu. Mėgstam. Bet iš kitos pusės tiesiog kokie mes tobuli. Jo, kokie tobuli, mėgstat kalbėti. Taip. O jeigu kažkas, ne. Tai nėra apie ką kalbėti, nes mes tobuli. Čia dėl tokių problemų neverta net kalbėti. Aš, jeigu atsakant į šitą, aš spėju, kad tiesiog bičiai nenori apkraut priešingos lyties atstovės savom problemom, ypač tuom, kas juos grūzina rūšknėse, kad nepasirodytų menkesni. Bet Nes jeigu aš tris vyras, kartus paklausai. aš viską iškenčiu. Jeigu 3 kartus paklausė ir neatsakė, gal supras, kad bičas nenori apie tai kalbėti. Tai dėl Arba to ir irgi... Čia tos panos, daug kur turi, geresnis. žinai, tokią gerą intuiciją ir nesupranta, ką reiškia 3 kartus, ne? Irgi yra. Plus, jeigu taip dar per Tinderį bendrauja, tai jis čiūjų tiesiog dar irgi jau kaip... Paskui panos ir sako, aš jam pasakiau ne ir jis tipo daugiau manęs nebečiešina. Oi tu. Aš dieviškoji būtybė, žinai, ašgi ne moteris, tai aš. Tu vyras. Bet žiūrėk, galbūt tu atrašęs būčiau su tam nesumečinus. Tai sakai į pliusą vis tiek. Kaip, pala, nesupratau. Rimtai. Nu, man pointas buvo, kad bendrautų. Taip. Nebūtų tu, ne, tai nieko. Tai aš tiesiog normaliai bendrauju, žinai. Kas tau šiandien darbė? Ai, pasakyčiau, bet supyksi. Aš normaliai bendrauju tiesiog. Nu, Neįsipisinėjau, kitaip tariant. jo, nu tai va, tavęs Tiesiog tu paklausiau, išsirinkai bičą, kas kuris buvo. neturi problemų darbė. Bet aš nesakiau, žinai, tipo, tu tada neklausimės, kas gerai, nesakiau, kad, ble, darbė užpisu. Čia GPT parodė, kad saliginai lengva būti originaliam ir daryti laidas nesu čia GPT. Taip. Ir antrą kartą supratom, kad ChatGPT labai nepadeda podcastą daryti. Gerai, ačiū Aiste, kad atvarei, ačiū Mindė, kad atvarei. Visai šiaip fainai, parifinom, pažvengiam. Tikiuosi, jums irgi buvo linksma. Ir tikiuosi, žiūrom patiko. Iki kitos savaitės. Vis Jeigu bus. tiek neparašys komentaro, ta šliucha.